vienos tai neišskirčiau, turbūt daug yra. Tiek ir penktadieniais bandelės, kai visi su kolektyvu susėdam, pliurpiam, tiek renginiai labai smagus būna. Iš vieno tokio renginio ir įsimintiniausia, kai išleidau visą Freoro komandą į baidarių žygį. Visi startuoja iš vienos vietos, o aš filmuoju, fotografuoju ir matau visus ir visi, labai labai gražu. Kiekvieną palydėti kažkur. Eurošopo paroda. Jie labai ilgai ruošiamės, bet paskui pamatyti galutinį vaizdą, labai įspūdinga, kai mes realiai pastatėm 2 aukštų namą savo stendą ir visą produkciją pristatytą, kokį įspūdį paliko partneriams. Tai tikrai įspūdinga. Pripučiamas kalėdų senelis, kuris dalina saldainius, o tai buvo vienas iš Freoro kolegų. Kiekviena diena yra absoliuti įsimintina akimirka, tai žinai, į darbą kaip į šventę, tai čia labai tinka šitas pasakymas. Persikraustymas į naują ofisą. Viena iš įsimintiniausių akimirkų buvo tai, kuomet sužinojom, kad netikėtai per pusę dienos turim iš naujo pasiruošti parodai, kuri vyko Amerikoje. Tai buvo labai smagu stebėti, kaip mūsų komanda nepasidavė šiam iššūkiui, o sugebėjo susiburti bendram tikslui ir viską sudėjom į lėktuvą su šaldytuvais ir visa reikalinga marketinė medžiaga ir viską įskraidinom lėktuvu per Atlantą.